Nors sako niekada, nesakyk niekada, bet niekada neleisčiau savo gyventi tokiuose santykiuose. Neleisčiau savęs kontroliuoti. Jei netoks tikslas buvo santuokos apskritai, netokios vertybės šeimos, taip. Tai jeigu norit gyventi kartu, mylėti toliau tą žmogų, tai jūs turit griežtą brūkšnį braukti, kad žiūrėk, aš myliu tave, aš tave gerbiu, tu esi mūsų šeimos vedlys, esi mūsų šeimos galva, tu esi mūsų vaikų tėtis. Prašau vienintelio šitoj šeimoj nekontroliuoti manęs dėl finansinių sprendimų, neterorizuoti manęs, nepulti, nekovoti su manim dėl visų sprendimų, kuriuos aš noriu daryti pati. Turit nubrėžti aiškę ribą. Bet jeigu vis tiek tos ribos nenori girdėti, kova vėl, ką tu man sąlygas čia įstatinėji, ne? Tai jeigu visgi tokia kova ir toliau verda, galbūt tada reikia kitokių sprendimų.